Sveiki, šiandien bus įdomi pamoka, nestandartinė su mano keistumais, bet manau jums patiks. Prieš tai trumpa reklama. Nauja era.com, dabartiniai būsimi laikai pagal Bibliją. Jeigu jaučiat, kad pasaulis įdomėja, prašau apsilankykit. Taipogi pilnus anglų kalbos kursus galite rasti Anglų centras LT svetainiai ir prašau palaikinkit ir subscribinkit. Taigi, pirmoji pamoka. Dažniausiai pasisveikinimai, dažniausiai anglai amerikiečiai sveikindamasi sako hi, hello, hey, bet aš turiu keistenybę vieną, aš domiuosi dvasingumo dalykais, tai radau vieną YouTube klipą, aš dabar parašysiu apačioje, kaip vadinasi YouTube, kad susirastumėt, tai jisai sako, kad hello ir hi yra iš tikrųjų demoniški žodžiai, nes pavyzdžiui hello yra kilęs nuo žodžio hell, kas yra pragaras, tad pavyzdžiui telefonu kalbant geriau vengti hi ir hello. Nors jeigu jau tie žodžiai demoniški, tai gal ir apskritai jų reikėtų labiau vengti, nežinau, bet aš tai stengsiuosi vengti tų žodžių hi ir hello, čia mano keistenybė, mano žodžių. Tai siūlau pažiūrėti tą klipą YouTube, apačioje parašytą. O kas galima sakyti hey, pavyzdžiui, labas, labai tvarkingas žodis, taipogi galima sakyti good day, labą dieną, čia formalu, rečiau vartojama, truputį senamadišką good day sakyti, bet sako kartais, o labai populiaru sakyti good morning, labas rytas, good afternoon, labą dieną, good evening, labas vakaras, good night, labanakt. Ir aš dar mėgstu, toks juokingas žodis yra, pavyzdžiui, what's happening. Čia juodaodžiai gal labiau naudoja, bet ir baltieji esu girdėjęs daug kartų, kad vartoja toks juokingas žodis, jis paraidžiui išvertus reiškia, kas vyksta, bet iš tikrųjų tiesiog kaip labas, kaip sakas. Tai man patinka tas žodis what's happening, man žodžiu, čia toks mano pričiūdas. Dabar klausimai, kaip sekasi, how are you, jo neutralu tiesiog, kaip sekasi reiškia how are you, labai populiaru. Taipogi dažnai anglai amerikiečiai sako how are you doing, kaip laikaisi. Dažniausiai atsakymai į tokius klausimus būna I am fine, thank you, man viskas gerai, ačiū, I am good, viskas gerai, not bad, neblogai ir great, puiku. Taipogi apžvelgsime trumpai savaitės dienas. Tai pirmadienis yra Monday, antradienis Tuesday, trečiadienis Wednesday. Matot, trečiadienis rašosi su D raidė, bet nesitarė tą D raidė. Tiesiog Wednesday tariame. Ketvirtadienis Thursday, penktadienis Friday, šeštadienis Saturday ir sekmadienis Sunday. O jeigu norim pasakyti, kad pavyzdžiui sekmadienį, tai sakom on Sunday arba penktadienį sakom on Friday. Pridedam žodelį on prieš tai. Dabar apžvelgsime trumpai mėnesius. Tai January sausis, February vasaris, March kovas, April balandis, May gegužė, June birželis, July Liepa, August rugpjūtis, September rugsėjis, October spalis, November lapkritis, December gruodis. Atsiprašau, kad greit vardinau viską, pamiršau lėčiau sakyti, bet galite užsirašyti, atsisukti klipą ir užsirašyti visus mėnesius, savaitės dienas, tikrai labai dažni ir praverčia kalboje naudojant. O jeigu norim pasakyti, kad kas nors įvyko kokį mėnesį, pavyzdžiui, tai įvyko sausį, galima sakyti in January. It happened in January. Arba, pavyzdžiui, in December, gruodį. Kada gruodį? In pridedam prieš tai. Jeigu savaitės dienom pridedam on, pavyzdžiui, on Monday, pirmadienį, tai mėnesiam pridedam in. Pavyzdžiui, in November, lapkritį. Dabar apžvelgsime trumpai spalvas. Pasistengsiu lėčiau kalbėti. Dabar pirmoji spalva yra red, raudona, bet aš kadangi vėl domiuosi dvasingumu, tai geriau ryškiai raudonos vengti, nes tai simbolizuoja pyktį, geismą, kraujo praleidimą, tad geriau vengti red spalvos, rengiantis pavyzdžiui. Taipogi blue mėlyna, čia labai gera šviesa, ypač labai gera spalva, ypač jeigu šviesi. Blue labai gera spalva mėlyna, green žalia, taipogi labai gera spalva, ypač jeigu šviesi, rengiantis labai gerai. Black juoda, irgi geriau vengti, visiškai juodai rengtis, nes tai simbolizuoja depresiją, mirtį ir panašiai, tad geriau vengti juodos spalvos, visiškai rengtis, man žodžiu.
White, balta, labai gera spalva, galima rengtis. Orange, oranžinė, nežinau apie šią spalvą, ką jį reiškia. Pink, rožinė, čia vyram geriau vengti. Žodžiu, brown, ruda, jos geriau vengti, nes jin simbolizuoja skurdą. Ir grey, pilka, jos tamsiai pilkos geriau vengti, nes jin simbolizuoja nuobodumą, neigiamas, žodžiu, reikšmės, tiksliai neatsimenu dabar, bet tamsiai pilka neigiamas reikšmės, žodžiu, depresija ar kažką tokio geriau vengti tamsiai pilkos. Nors šviesiai pilka, tai gal ir nieko tokio. Dabar apžvelgsime skaičiuotinus ir neskaičiuotinus daiktavardžius. Aš dažnai savo kursuose sakau, tas žodis, pavyzdžiui, many daug vartojamas su tokiais daiktavardžiais, much su tokiais daiktavardžiais, tad dabar geriau įsidėmėti, užsirašyti tos, kurie yra skaičiuotini ir kurie neskaičiuotini. Apžvelgsim ir many, much, pasistengsiu aiškiau kalbėti. Taigi, skaičiuotini daiktavardžiai. Galima skaičiuoti juos, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pavyzdžiui, vienaskaita a book knyga, books knygos, čia kėdė, čia kėdės, čia kėdė, čia kėdės. Taigi dabar išsamus skaičiuotinų daiktavardžių sąrašas. Naudojamas su many, few. Pavyzdžiui, apple, obuolys, tai galima sakyti 2 apples, 3 apples, jis yra skaičiuotinas, galima vartoti skaičius su to daiktavardžiu. Book, knyga, irgi skaičiuotinas, dabar vardinsiu skaičiuotinius daiktavardžius, žodžiu. Čia kėdė, ką automobilis, dog, šuo, cat, katė, student, studentas, teacher, mokytojas, cup, puodelis, bottle, butelis, pen, rašiklis, house, namas. Taigi išvardinau dažniausius skaičiuotinus daiktavardžius ir kaip jau sakiau, su jais galima vartoti žodžius many, daug, few, mažai, arba one, skaičiuoti su jais 1, 2, 3 dogs, 1, 2, 3 cats, galima su jais skaičiuoti ir vartoti many, few. Ir dar su jais galima vartoti artikelius e ir n, bet čia kitoje pamokoje daugiau apžvelgsim apie tai. Dabar neskaičiuotini daiktavardžiai. Negalima skaičiuoti atskirais vienetais. Pavyzdžiui, jeigu yra žodis water, vanduo, tai negalima sakyti 2 waters, kad 2 vandenis. Nelogiškai skamba, su jais negalima skaičiuoti man žodžių. O su jais naudojame, pavyzdžiui, žodžius much, less, a lot of. Much reiškia daug, less mažiau, a lot of daug. Pavyzdžiui, I drink a lot of water. Aš geriu daug vandens. Reikia įsidėmėti tiesiog visus, reikia užsirašyti geriausia visus neskaičiuotinus daiktavardžius, užsirašyti, kad su jais naudojame much, less, a lot of ir tiesiog dabar vardinsiu tuos neskaičiuotinus daiktavardžius. Tai water, vanduo, milk, pienas. Pavyzdžiui, there is much milk in the fridge. Yra daug pieno šaldytuve. Coffee, kava, tea, arbata, bread, duona, rice, ryžiai, sugar, cukrus, salt, druska, cheese, sūris. Ir taipogi neskaičiuotini daiktavardžiai yra medžiagos ir abstraktus dalykai. Pavyzdžiui, money, pinigai, information, informacija, advice, patarimas, furniture, baldai, luggage, bagažas, homework, namų darbai, work, darbas, time, laikas, music, muzika. Manau, dar ateityje šiek tiek pakartosiu daug šių žodžių kitose pamokose, bet galima tikrai dabar jau užsirašyti. Ir dar rezimuojant, many vartojama su skaičiuotinais, pavyzdžiui, many books arba how many students are there. Many books reiškia daug knygų, how many students are there reiškia kiek studentų yra ten. Much vartojama su neskaičiuotinais, pavyzdžiui, much water, daug vandens, arba how much money do you have, kiek daug pinigų tu turi, jeigu tiesiog įvesti. O iš tikrųjų tiesiog kiek pinigų turi. Few mažai, pavyzdžiui, few apples, skaičiuotiniai daiktavardžiai patenka sąrašą. Mažai obuolių, less mažiau, neskaičiuotiniais. Less vartojamas su neskaičiuotinais. Pavyzdžiui, less sugar, mažiau cukraus. Žinau, čia sudėtinga, tiesiog reikėjo užsirašyti viską skaičiuotinius ir neskaičiuotinius ir susirašyti
kas su kuo vartojama ir iškalti mintinai. Reikia kartais šiek tiek darbo įdėti vienu žodžiu. Ir dar palyginimas many chairs, daug kėdžių, few chairs, mažai kėdžių ir much milk, daug pieno, less milk, mažiau pieno. Dabar skaičius trumpai apžvelgsim. Tuoj sekundę. Tai one reiškia vienas, two, du, three, trys, four, keturi, five, penki, six, šeši, seven, septyni, eight, aštuoni, nine, devyni, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Ir atkreipkite dėmesį į tarimą, tai pavyzdžiui, 3 yra 3, 13, 13 ir 15, 15. 15 ir 13 labai panašiai tarėsi. 13 yra 13, o 15, 15. Dabar dešimtis. Jeigu norim pasakyti 20, tai bus 20. 20 reiškia 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Pavyzdžiai sakiniai. Pavyzdžiui, I am 10 years old. Man yra 10 metų. I have 3 apples. Aš turiu 3 obuolius. Arba how many books do you have? Kiek knygų tu turi? I have 5 books. Aš turiu 5 knygas. Ir jeigu norim pasakyti, pavyzdžiui, 41, tai tiesiog po 40 pridedam tą skaičių, kurios anksčiau išvardinau vienas. Tai pavyzdžiui, 41 būtų, 40 yra 40, tai 41 būtų 41. Matot, labai paprasta. O pavyzdžiui, 52 būtų 50, 50, tai pridedam skaičių tiesiog 2, pavyzdžiui, 2. Tai bus 52, 52, 52. Ir taip toliau, pavyzdžiui, 65 būtų 65, 60, 60 ir tiesiog pridedam skaičių 5, 5 ir gaunam 65. 77 būtų 77. Ir paskutinė temelė, tai ką reiškia check-in, check-out. Check-in reiškia užsiregistruoti viešbutyje, oro uoste labai dažnai vartojamas, ypatingai dažnai vienu žodžiu. Pavyzdžiui, we check in at the hotel at 2 p.m. Mes registruojamės viešbutį 2 valandą dienos. Please check in at the airport early. Prašau užsiregistruok oro uoste anksti. O check out reiškia išsiregistruoti, kai paliekam viešbutį. Pavyzdžiui, we check out tomorrow morning. Mes išsiregistruosim rytoj ryte. Ir dar, pavyzdžiui, yra check-in online, registruotis internetu, pavyzdžiui, oro uostą. Ir paskutinis dalykas, tai check-out dar dažnai reiškia parduotuvės kasa, kur nors prekybos centre. Tai, pavyzdžiui, galim sakyti, you must pay at the check-out. Tu turi susimokėti kasoje. Ačiū, kad klausot, manau buvo įdomu. Dėkui, sėkmės.